8575 8D. 8575 8D modeliukas Armina. Nuostabus, tikrai mano visiškas favoritas šių metų. Pati naudoju ir pati turiu 3 spalvytės ir negalėjau savo patikėti, kad šitas modelis antiek yra patogus ir antiek talpus. Atrodo mažas modeliukas, bet joje visas mano pasaulis iš tikrųjų ir telpa. Aš jį naudoju kasdien ir tuo pačiu. Taipogi, šitas modelis puikiai tinka ir prie proginių suknelių. Iš tikrųjų, prižiūrint, kokią spalvytę jūs pasirinksite, bet šitas modeliukas, ir ypatingai progai, tiek kasdieniniam naudojimui, jisai tiesiog must have. Tai kol jų yra ribotas jų kiekis, tikrai griebkit, kol yra. Mano rankose dabar yra violetinė spalvytė, yra trumpa rankina ir aukso spalvos grandinėlė. Aš naudoju tokią kapučino spalvytę. Iš tikrųjų, man davė maišuose, nes ką tik atkeliavo šitą prekę ir dar neišdėta dar ant lentynų. Yra tokia morkinė spalvytė, tamsesnė morkinė spalva, oranžinė. Tamsiai raudona spalvytė, tamsiai raudona spalva. Tamsiai mėlyna spalvytė, tamsiai mėlyna spalva. Pagaliau atkeliavo juoda Armina. Samaninė žalia. Gesinta mėlyna spalva Arminos. Ir labai graži mėlynai smaragdinė spalva. Aš jums tuoj parodysiu iš arčiau. Tikrai labai įspūdinga spalva ir jų labai mažas kiekis yra. Va, matot, kaip gražiai atrodo. Jūs prie bet kurios aprangos jūs galėsit priderinti tiek šitą, tiek violetinę. Tai tikrai drąsiai galit sau leisti imti ir ryškesnės spalvas. Neorientuokitės tik į juodą spalvą, nes tikrai kiekviena spalva įspūdingai gražiai atrodo. Labai lengvai dabar padarėte laivo apsipirkimą su matomu koduku. Padarai screenshotą ir nereikia lapą užrašyti. Jo, iš tikrųjų, mes stengiamės tikrai tiek neišmiegotų naktų, tame tarpe ir šita naktis, kad jūs net neįsivaizduojat. Bet čia buvo labai daug pastangų mūsų visų. Ačiū Dievui, kad turiu asistentis, kurios man padėjo ir IT specialistus, nes čia tikrai buvo darbo tiek. Tai žodžiu, tiesiu toliau apie šitą nuostabų modeliuką. Žiūrėkit, kokio grožio šitos spalvytės. Šitas modelis, aš sakau, dar kartą pasikartosiu, must have kiekvienam. Kiekvienas pasibandęs, būtent įsigijęs šitą rankinę, perka ir kitas spalvas, ir savo draugiam perka, nes šitas modelis yra tiesiog, aš nežinau, negaliu paaiškinti, ant kiek jisai patogus ir ant kiek jisai talpus, nors atrodo visiškai mažas, bet aš, kas mane matė iš mano klienčių, kiekvieną gražią dieną aš būtent nešioju šitą modeliuką. Tai šis modelis su grandinėlė, taip, jau grandinėlė aukso spalvos eina į komplektaciją. Vidus yra juodos spalvos. Čia yra vienas, taip, ant šviesos, vienas vientisas skyrius. Ir kas faina labai šitoj vietoj yra toksai, kaip skirelis atskiras, žinokit. Ir aš, pavyzdžiui, kupiūras, jeigu daugiau kupiūrų turiu, grinųjų pinigų, tai aš sudedu viską čia, arba dokumentus, viską čia sudedu, o visa kita, kad nesimaišytų, viskas eina į pagrindinį skyrių. Labai nuostabus, tikrai. Aš sakau, jeigu merginos kažkas turit Arminą, pasidalinkit savo patirtimi dėl šito modeliuko, nes jisai tikrai vertas jūsų dėmesį. Tikrai. Ir kaina tikrai yra labai gera, sakyčiau, netgi juokinga, kaip šitam modeliu. Taip. Taip. Keliaujam toliau. Kita kuprinytė.
Bordo spalvą parodykit, ponia Jūratė, prašau. Čia yra, čia yra turbūt ne bordinė, o tamsiai raudona spalva. Aš dabar nesu tikra, nes visų spalvų dar iš fabrikos man neatsivežė, bet čia yra, berods, yra tamsiai raudona spalva. Tamsiai raudona spalva. Žiūrėkit, kaip gražiai. Jinai tokia prigesinta, žinokit, kaip tik rudeninė spalva, vat grinai kaip rudens lapai, ta prasme raudonoji, labai labai graži, sudri tokia, bet prigesinta tuo pačiu